Šiandien pas mūsų svečiuose yra Gytis ir Gytį galiu pristatyti kaip savo srities profesionalą, tai yra Gytis pulmonologas. Tai labas Gyti. Sveiki, Pauliau. Malonu tave matyti. Ačiū. Ir labai noriu, tiksliau seniai norėjau tave pakalbinti, nes iš tikrųjų labai mūsų tema aktuali ir daugelis pacientų nežino, kad aplamai yra tokios srities specialistai kaip tu. Dabar bendrai pašnekant, noriu sužinoti, kas aplamai paskatino tave pasirinkti veterinarijos gydytojo profesiją. Tai būtent gal kaip ir gerai pasakėte, tai va šitas dalykas, kad nežino daug kas yra tokių, nes jų iš tikrųjų daug nėra. Tai pagrindinė priežastis tai ir buvo šita, nes tų pacientų tikrai yra daug, bet kad juos gilintis, tai nežinau, gal kolegos ir pabijo jų, nes tikrai yra tokiu atveju, kai žiūrėk, čia kur yra skapavimo takais jau iš karto, nieks nenori. Tai dėl šitos priežasties, kad, prasme, jų Lietuvoje tikrai trūksta, o tų pacientų yra tikrai begalės, tai norisi padėti. Tu nori pasakyti, kad pasirinkai specialybę, net jau žinodamas, kuo tu būsi prieš jau stojant, ta prasme, jau apie tai galvojai? Čia apie specialybę buvo. Aš apie specializaciją kalbėjau. Aš apie specialybę, ne, aš galvoju, gal tu... Apie specialybę, tai aš manau, kad, gal taip... Aš manau, kad tai ir gyvenimas, ta prasme, šitą visą reikalą padarė, nes medicina, tai tikrai buvo medicina, tai ta prasme, tikrai buvo tokio noro, bet gyvenimas atvedė čia ir patapau veterinaru, bet tikrai nesigailiu, ta prasme, nes man labai patinka ir aš, ta prasme, visur šitą frazę garsinu ir esu pasirašęs, kad gydytojai gydo žmonės, o veterinarai gydo žmoniją. Tai, ta prasme, tiek smulkus, tiek stambus gyvūnai, gal kad šiuo atveju nėra aktualus šiame podcast'e, bet tokiai anasmulkus, tai kompanionai, puikios nuotaikos mūsų, ta prasme, tiem žmonėm, kurie yra vieniši ar net, tai gyvūnas puikiai atstoja, ypač šunys su stambiais, taip, tai pagrindė yra, dėja, bet maistas, tai esam nuo to, ta prasme, žiauriai priklausomi. Tai aš sakau, tarsi, kad veterinarai gydo žmoniją, tai mano manimo tai yra visiškai 100% teisybė. Bet pats galvojai apie mediciną žmonių, ar ne? Nes taip aš taip pasakėjai, kad tu žinai, aš taip galvoju, ar žmonės kažkur buvo pradžioje, po to nebuvo. Tiesa, taip, bet visko būna, aišku, vaikystėje ten daugelis, manau, tų vaikų ten tie mokslai panašiai nėra galvoju ir atsitiko, kaip atsitiko, bet tarsi, viskas yra okei, aš labai džiaugiuosi bet taip, geras pastebėjimas, aš bandžiau šito išvengti klausimo, nepavyko. Čia pats pirmas klausimas. Žinai, kas kartais tokį išgirstam pasakymą visi, ta prasme, tikrai yra, aš ir tu ir daugelis veterinarų, kad jeigu sako, taip gydytų žmonės, tai sako, ir tų žmonių būtų daug sveikesnių, nes iš tikrųjų mes į pacientą įdedam žiauriai daug širdies. Ir mes tą pacientą, kaip ir dabar, apie tą mūsų katytę, tai mes jau šnekam turbūt 2 mėnesius apie tą vieną pacientą, vis tiek analizuojam, kodėl, kas, kaip vėl keičiasi ir taip toliau. Tai jeigu paėmus žmonių medikai galbūt to laiko tiek neturi, gal to tokio ryšio neturi, nes mes turime ryšį ir su pacientu, turim turėti ir su klientu. Ir mūsų pacientai tai mums nepaskambins, o tada mes dirbam realiai per dar kitą asmenį. Tada klientas turi pasakoti apie kitą pacientą. Tai jeigu žmonių medicino reikėtų įsivaizduoti, kad vienas visiškai nešneka, nekalba, o už jį kalba kažkas kitas, o tam liktai, apie kurį kalba, jam viskas yra gerai. Žinai, toksai gaunasi susuktas dalykas. O pačią pulmonologiją, kaip prieš tai buvai sakęs, kad pasirinkai dėl to, kad, žiūri, tu taip, šitų specialistų turim, tu neturim, imu šitą, nes šitų nėra. Ar tai patinka tie visi kosintis? Man patinka sudėtingi pacientai ir patinka dar, gal tai labiau veža, ta prasme, kur, sakau, kai kurie kolegos, daugelis kolegų baidosi. Ir man patinka, ta prasme, tai, kas yra, pavadinkim, ekstremalu. Nes tikrai yra tų pacientų, kuriem reikia čia ir dabar, ir ta prasme, ir ypač pirma pagalba, man patinka, ko visi kartais bijo arba pasimeta, man tai yra arkliukas, mane žiūri veža. Gal keistai skamba, kai gyvūnui yra tikrai blogai, bet man labai norisi jam padėti.
Tai dėl kvėpavimo takų tai tikrai nebuvo taip, kad čia jau yra studija, 6 kursas, gerai, jau ką čia dabar toliau veikti, kuom čia būti. Viską gydyti nesinori, nes kaip aš sakau, jeigu visko pabiški, tai galiausiai nieko normaliai, ypač ar mes norėtum, kad šeimos gydytojai mūsų operuotų? Ne. Jo, o apie pulmonologiją, tai nuo pat pirmo kurso aš vaikščiau po skirtingas veterinarijos klinikos praktikas, tai ir tas pasimatė, kad, žmonės, tikrai nuoširdžiai, nes ir kiek ir teko vis tiek, kai tu esi studentas, tu domiesi, tai tu bandai jų klausti gydytojų, bet matai, kad nelabai išeina paaiškinti. Ir taip yra, bet aš sakau, aš tikrai kviečiu tas, kas studijuoja ir panašiai patap tokiais, nes dar yra kardiologija, kas yra labai artima, nes visos literatūros, visi kursai, ta prasme, tikrai yra kardiorespiratorijų visos sistemos, bet susikoncentruoti kol kas į pulmonologiją, tai manau tikrai to pilnai užtenka, nes tikrai yra ką veikti, o gal kada nors ir kardiologija tada būtų labai patogu, nes, dabar bendradarbiavom labai artimai su kardiologais, viens kitam siuntinėjomės, bet tikrai, manau, būtų patogiau ir jeigu tu pats galėtum padaryti šitos du dalykus, kas yra viens nuo kito, tikrai daugeliu atveju neatsietini dalykai. Jo, kaip pats minėjai, kad daugelis bijo tų pacientų, nes iš tikrųjų, kai pamatai tą gyvūną kosiantį ir kažkokį, nes tada... Ypač dūstantį. Jo, tada mintyse tų diagnozių diferencinių tik pradeda dėliotis ir tada nežinai, nuo ko pradėti. Tai tuo metu ir būna gal tos klaidos, kada nesi tos srities specialistas ir tada pradedi galvoti dėl visai kitokių priežasčių, kad jisai kosė. Ir automatiškai čia ir įsiskiria, kas yra specialistas, o kas tiesiog žiūri iš savo bendrosios praktikos, kaip tą kosulį sutvarkyti. Pats kokius, galvoju, didžiausius iššūkius patiri, būdamas aplamai gydydamas tokius respiratorinius su kvėpavimo lygomis pacientus. Kas yra sunkiausia? Ar žmogui sunkiausia įrodyti, kad jo gyvūnas tas slogojantis, nes dažniausiai, žinai, žmogus slogoja gyvūnas, jis galvoja, kad čia nieko rimto, bet tai gali būti labai rimtos ligos pasiekmė, kodėl atsiradusi sloga, kuris vos ne jau paskutinis išreikštasis reiškinys vizualiai, kurį žmogus pamato, tada jis tik tais kreipiasi, bet ten pasirodo, kad ten 2 mėnesius ar 2 metus tas gyvūnas jau čiaudėjo ir tik tais tada pamatė slogą. Kartais tikrai ta sloga, viskas yra ok, bet netgi elementarios, ta prasme, sukėlėjai, kaip dažniausiai, pavyzdžiui, katinams, anekalizė herpes virusai, kurie tokie rinotracheitai vadinami, tai ok, kaip ir prieš virusą pats organizmas kovoja, ar ne, tu tik jiems turi padėti, bet tu turi padėti, nes jeigu tai užsitęsia, ta prasme, tai atrodo kartais tokios elementarios lygos, kur tu gali jas išgydyti, ar ne, tai užsitęsia į lėtinius rinitus, galiausiai tokius limfoplazmocitinius rinitus, kur gyvūnai turi visą gyvenimą ir jie visą gyvenimą gali čiaudėti, sloguoti, ta prasme, ir panašiai, ir tai yra tiesiog jau tokia paliatyvi palaikomoji terapija yra taikoma. Tai netgi tą pačią slogą, kad ir atrodo, kas šį yra, nes, pavyzdžiui, aš irgi turiu slogą jau daugelį metų, lėtinį. Aš irgi. Bet aš nekreipiu dėmesio. Tos naudoju, kur sako, į dieną galima purkšti savaitę 2 kartus, bet purkšti dieną 6 kartus, ne? Nenaudoju? Nenaudoju, tokio, nežinau. Tai va, tai tikrai ta pati sloga, taip reikia kreipdėmėsi. Apie kostinčius, dūstančius, tai ką esu pastebėjęs, kad nežinau, kodėl taip yra, gal kartais žmonės irgi nenusikostė, tai gal ir atrodo, kad gyvūnas, čia keletą kartų nusikostė, ta prasme, arba ten pakosti retkarčiais, nekreipiu, nes tik retkarčiais pakosti, bet ne. Reikia atvykti, reikia pradėti tikrintis, nes šiaip gyvūnai neturi kosėti, čiaudėti, tikrai retkarčiais gali, nes yra natūralu, nes mes mažą ką įkvepiam ar ne, kokią dirginančią medžiagą ir pačiaudė. Bet su kosuliu tikrai neturi gyvūnai kosėti ir tikrai nereikia laukti to momento, kai jau gyvūnas, kiekvieną dieną nenuolatos kosti ir kas dažniausiai būna, kad mes jau nebegalime mėgoti. Mes nebegalime mėgoti, todėl gyvūnas pas jūs atsidūrė. Nežinau. Bet sunkiausi, pavyzdžiui, tai sunkiausi, ar sunku žmogui išaiškinti, kad jo gyvūnui yra blogai, kurie manai sritis tiesiog yra pati sunkiausia? Su išaiškinimu, taip. Labai šioj srityje yra svarbi, tikrai tokia išsami ir kad tikrai žmogui ateitų į galvą, tai tikrai komunikacija, kad yra daugelis ligų, kur gyvūnai, jie nepasveiksta.
kas susijęs su kvėpavimo takais. Ir tai yra taikoma tik paliatyvi, palaikomoji terapija, ar ne, kad gyvūnui būtų lengviau gyventi. Tai va šitoj vietoj, tai va ta komunikacija taip jinai yra svarbi, nes savininkas turi suprasti, ar ne, kad nebūtų paskui elementariausiai, ačiū Dievui dar nėra buvę, bet priekaištų, kad mes sumokėjom pinigėlius, mes čia tyrėmės, darėm tuos tyrimus ir taip, bet mes nepasveikom. Taip pat. Apie sunkiausias akcentus, ta prasme, pulmonologijai, tai apie tam tikras ligas, tai aišku, tokios yra vadinamos intersticinės plaučių ligos, kai faktiškai be plaučių gabalo, liaudiškai tariant, ar ne, atgnypto, mes negalim jų diagnozuoti. O tikrai daug yra tų, ta prasme, ir veterinarijos klinikų ir panašiai, kai, nėra galimybių lysti krūtinę ar ne ir paimti tuos reikalus ir plus tai yra tikrai jau invazyvi operacija, kuri galiausiai paskui reikalauja dar ilgos priežiūros, nes į krūtinę vedami drenai ir ne paskui mažą, aišku, geriausia, kad to nebūtų ir net kokios dar bakterinės infekcijos galiausiai patenka. Tai va šitos ligos intersticinės, kur tu be jokių bronchoskopijų, be bronchoalveolinio lavažo mėginių paėmimo ar ne ir panašiai, tu jų niekaip negali užkabinti, nes tiesiog tu reikia plaučio gabalo išsitirti histopatologiniam tyrimui. Šių ligų nėra daug, bet gal apie tam tikrus atvejus, kur ne tai, kad spėjimo būdu, bet įtarimo būdu, nes irgi buvo atlikti daugelis tyrimų, ta prasme, gavosi, kad gyvūnas išgyveno puikiai ir pasveiko ir išvažiavo į užsienį, bet gal čia vėliau pasikalbėsim apie tokius bandymus. Jo, bet ganėtinai, kaip pasakai, sudėtinga kartais atrodyti ir, kaip sakai, komunikacija tarp žmogaus ir jo labai svarbi. Kokias įskirtum pačias pagrindinės tas vadinamasis kvėpavimo ligas šunims ir katėms? Sakykime, tos tokius sezoniškumas. Sezoniškumo, tai gal ne. Dėl nosies gali būti, nes tikrai neslėpsiu, yra tų ligų. Dažniausios tos lygos, kaip pats galvojotum, šunų kvėpavimo takų peršalimas? Nežinau su to peršalimu. Labai dalykas egzistuoja. Tai va, aš tai esu tokios nuomonės, kad peršalimo nelabai yra pas gyvūnus. Pritariu. Nelabai. Apie šunim dažniausias ligas, kas su nosim susiję, tai šiaip dažnu atveju nelabai jų būna. Jeigu ilgalaikiai dirgikliai, tarp kitko aš savo šuniui esu padaręs tokį dalyką, sukėlęs slogą, tai ta prasme puikiai cheminės medžiagos, kurios labai yra kvapą stipriai skleidžiančios, gali skelti tikrai nosyje pakitimus ir jeigu tu nenutrauki tų dirgiklių ir panašiai, tai galiausiai išvysta toks limfoplasmocitinis rinitas, kur tu galiausiai jau turi visą gyvenimą. Apie apatinius kvėpavimo takus, tai čia dažniausiai, nes tikrai yra, nepabijokim to sakyti ar ne, bet daugelis auginamų šunų, tai yra mažos arba nykštukinės veislės šunys, špicai, pudeliai, jorkšyrai, ta prasme, vestukai ir šitie visi ir nereikalai. Tai ką jie pagrindė turi, tai jie turi tracheos kolapsus. Nors tarp kitko visai, ta prasme, kartais, irgi kodėl reikalinga diagnostika, ypač, ateina mažas, tikrai labai didelė tikimybė, kad 95% ir ne, kad bus arba širdis, ten, kaip ten sako, jeigu kosti širdis, sako širdis. Tai arba tracheos kolapsas, bet tikrai yra tokiu atveju, kai 6 metų jorkšyro terjeras, kosti gerai, gali būti kolapsas, pasidarėm rentgeną, nieko nematau, pakitę bronchai. Tai kad ir kaip atrodo, bet ten buvo tokia lėtinio irgi dirginimo sukelta eozinofilinė bronchopneumopatija, kuri yra kaip ir išgydoma, kaip ir ne, gyvūnas ją gali turėti, bet tiesiog yra nuimamas ar ne tas organizmo jautrumas. Tai šunis tai pagrindė kas? Taip, tracheos kolapsai arba širdis gali dėl plaučių edemos arba dėl mechaninės kompresijos, kai jau yra labai išdidėjusi aukščiu. Dėl plautinės hipertenzijos, aišku, bet ir kas vyresnio amžiaus ypač pasitaiko, tai plaučių uždegimai, pneumonijos. Tai plaučių uždegimas jisai galimas variantas. Galimas ir to reikia nesumaišyti ypač diagnostikoje, nes rentgenologiškai taip pat ultragarsiškai. Žmonėmis peršalimas būna pradžioj peršalimas, po to sako komplikuojasi plaučių uždegimą. Tai gyvūnam gali būti kitaip, iš ką prasidėti viskas nuo plaučių uždegimo. Tai tas peršalimas, kas dažniausiai mums pasireiškia burnos, tai yra gerklės skausmų sloga, gyvūnam faktiškai
nei vienas savininkas nepasako, kad mums prasidėjo čia, o paskui mes pradėjom dūsti. Ne. Tai greičiausiai pagal patirtį negalima teikti, kad jei prasideda čia, tai čia ir prasideda plaučius. O kaip aplamai šeimininkam pastebėti tuos pirmosius pokyčius kažkokius pas gyvūną, kad tai prasidėjo kvėpavimo takų liga? Tai pirmas turbūt, ką jie pamato, nežinau. Kosulys arba fizinio krūvio netoleravimas. Kada reikia nesumaišyti, bet tikrai noriu žmonėm, nes tikrai būna išsigąsta. Bet aš perduosiu, tai gyti. Nosis tai šlapia. Tai tegul būna, jinai arba šlapia, arba sausa, aš tai nesilaikau šito mito. Viskas yra ok, ta prasme. Mano nuomonė tai yra tokia, tikrai, ok, jeigu tikrai karščiuoja gyvūnas, stipriai, tai gali jinai būti, pasausėjus, viskas yra. Bet kad sakyt, kad ar ne, mano gyvūna nosis sausa ir mano gyvūnas serga, ne visai gal. Tai tokia kaip peršalimo savoka. Aš sakau, kad nėra. Nėra. Peršalimo, čia dedam šito vietoj tašką. Aš sakau, kad nėra. Kad peršalimo savoka gyvūnams yra neegzistuojantis dalykas. Tai bus greičiausiai kažkokios kitos ligos išreikšti tiesiog simptomai. Tikrai taip. Tikrai taip. Tai dabar daugelis sėdi galvoja, tai kaip taip, bet tai kad sakys, aš tai gydžiau, buvo peršalęs, o davė antibiotikų ir pasveiko. Tarp kitko, apie gydymą medikamentais, nežinau kaip yra žmonių medicinoje, bet veterinarijai gal kartais, čia yra statistiškai tas padaryta, gal kartais mums atrodo, kad mes aplamai bendrai veterinarinė, kad nustatom konkrečią ligą, mes ją žinom tiksliai, ją paskiriam ir išgydom, bet tikrai yra tas, kad yra tų lygų, kur mes, tarsi, duodam vaistus ir jie pasveiksta, bet bet kad taip, būna tikrai taip. Tai kad slėpta, prasme, iš tų dalykų, ne, tai kad teikti 100%, kad gyvūnai buvo peršalimas, daviau vaistą, antibiotiką, kaip jūs sakote, ir pasveiko, aš dar abejočiau, kad ten tikrai buvo peršalimas. Dažnai vis laiką, kuris geresnis gydytojas, žmogaus. Tas, kur tik vaistą duoda ir pasveiksta. O čia tyrimus daro. Jo, o po to praeina 2 metai, žinai, vėl atsikartoja, bet jau tada žmogus nugalvoja, kad tai jau kita problema. O iš tikrųjų gal ta problema komplikuojasi per tuos metus ar mėnesius ir tada jau po to ant galo bum, visą gal 2 metai, ne, bet jo, trumpesnis laikotarpis, bet taip. Bet tai, ar žmonėm yra kokių prevencinių priemonių apsaugoti nuo gyvūnų kvėpavimo takų? Ar aplamai reikalinga profilaktika, ten rengenas, bronchoskopijos, kaip matyti, kas yra? Bronchoskopijų gal tikrai nerekomenduočiau. Rengenas tai taip. Manau, kad taip, nes tikrai galim pamatyti prevencijos, tai nežinau, bet kas susijęs su namais, nes gyvūnai didžiąją dalį tam būna, tai stengtis, vengti, naudoti kuo kuo mažesnį kiekį kvapiųjų medžiagų, nes tikrai slūžta nosis, kaip aš sakau. Aš vieną atvejį dabar kaip tik tu užsiminė ir prisiminiau, kad irgi turėjau katiną, kuris irgi kreipėsi šeimininkai, kad jisai kosė. Irgi padariau plaučius, ten viskas atrodo gerai, sako kosė. Ir tada, ką reiškia, tada pradės to žmogum šnekėti. Gerai, kaip gyvenate? Gyvenu ten 5 aukšte, vos ne iki tokio lygio, žinai. Gyvenu 5 aukšte, gyvenu vienas. Gerai, kaip katė gyvena? Katė gyvena, dirba. Iš namų dirba, taip, dirbu iš namų. Ir kaip atrodo tas, ir mes dirbam, jis ten pasako, turit gėlių, ne, jokių gėlių neturiu, žinai. Ar ten kažkokius, sakau, gariklius namuose dėl kvapų, ne, jokių nieko neturiu. Vėl tada galvoju, ir jokių dirgimų. Gal sako, tai aš manau visiškai nesvarbus akcentas yra, bet aš, daug veipinu namuose prie kompiuterio. O tas gyvūnas šalia, bet sako, tai sakau daug, sako, dūmų pilnas kambarys būna. Ir tada jisai pusto pasakymų pilnas kambarys dūmų, pukšt lemputė užsidegė, supranti. Taip. Tai sako, tai jūs gal nuo to? Nejaugi. Labą dieną. Labą dieną. Ir žinok, kaip ir buvo, nustojo, tiksliau, jisai tai turbūt nenustojo. Kitur. Bet katinas kitur buvo iškraustytas ir po savaitės 2. Sako, po biškį metą jau rūkyti. Dar kosė, bet jau netiek daug. Tai kiek reikia, žinai, su to žmogum, tai trauk turi. Ir kai būna 2 vyras ir moteris, arba ten, žinai, gyvenantis kartu, vienas vieną info duoda, kitas kitą, žinai, tu nesakyk, žinai, ne taip yra tas taip. Tada tu turi suprasti, kuris čia dabar meluoja, kuris čia sako ties. Tas dėl maisto dažnai būna, aš mėgstu savininkais, ne tai, kad pasiginčiat, bet nes tas maistas, tai
kas jas kosuliui gali skelt skrandžio rūgštingumo padidėjimą ir aš pats turiu šitą bėdą, kad kylant skrandžio garams prasideda kosuliai, kvėpavimo takų spazmai ir panašiai. Tai su maistu, kas yra įdomu, ta prasme, kuo maitinat? Tik veterinario, tik sausu. Ar tikrai, tik kol paklausiu, aš ne 5 kartus, ar tikrai tik tom, tada galiausiai pradeda šnekėti, kad, gal biški to duodam, gal biški no. Tai ta prasme, ta komunikacija ypač, tikrai yra svarbu, nes anamneziai, tikrai reikalinga jinai išsami ganėtinai ir kartais, kaip jūs sako, tokie savininkam smulkus dalykai, kad tiesiog visas kambarys dūmais paskendęs. Jam netrodo, kad ten keista, ta prasme, visiškai normalu atrodo, kasdieniškai. Taip. Kas tau patinka veterinarijos darbe? Esi tokia diena, atsikėlė, žiauriai nenori darbą važiuoti, nebūna taip? Čia gal nuo nuovargio priklauso. Nuo nuovargio, kaip persitempia arba sunkus pacientai. Tai, bet kas patinka labiausiai? Gyvūnai. Gyvūnai. Ir tas tų kvėpavimų lygos šitos. Tik kvėpavimai, bet jo, pačiam darbe, tai taip, ta prasme, bet šiaip tai manau, kad, aišku, nesu aš žmonių medikas, bet manau, mūsų darbas gal yra tikrai tų džiugių akimirkų gal labiau daugiau atnešantis, nes su žmogum prieėjęs, vaikutį, koks tas fainas, koks geras, nesąmonė. Tai aš manau, kad man gyvūnai nesviečiai patinka, ypač šunis. Tai, tie, kurie katės myli, labai nepykit, bet tai, jo, tai man šunį paniurkit, ta prasme, o ypač tas, kur ta prasme, tu matai, kad jam tikrai reikia pagalbos, o kad ir savininkas, kad ir veterinarijos gydytojas, ta prasme, mūsų rankos, tai gyvūnam yra, visiškas auksas. Aišku, gaila, kad kartais nesupranta to jie, ypač katės. Jo, mes norim jam padėti, bet tenka, ta prasme, jo. Tai va, truputį nuo darbo dabar, kaip atrodo tavo laisvo diena, papasakok. Laisva diena. Jo. Ką mėgsti veikti laisvadienį? Nesakyk, kad dirbti mėgsti. Buvo tas. Tikrai buvo, bet manau, mano hobis tas yra darbas natūralu. Kaip ir tarp kitko studijų laikais gal... Gerai, biškį patviraukim, tai būnė. Gal čia kartais per daug, bet niekad negalvojau, kad man patiks mokslas. Niekada. Ypač mokyklos laikais. Man labai buvo menas ir muzika prie širdies. Nesvietiškai. Ir kai aš stojau į veterinariją, tarsi, ką gytis, tarsi, ką tu nesu muzika, ką tu čia tarsi darai. Tai gal 11 ar 10 klasėje, nežinau, kas įvyko, bet įvyko kardinalus lūžis, kai man nesviečiai pradėjo patikti mokytis ir ta prasme gilintis. Kažkas susirgai, ne? Kažkas matyti, iki šiolės virusas. Dar neišgydo, manau, tai va. Tai dabar tu apie laisvą dieną. Apie laisvą dieną. Tai hobis universitete, kad ir kaip bebūtų keista, ką tu iki laisvalaikiu, gal jokų formą mokausi, bet ne velnio. Aš, ta prasme, savaitę laiko prieš, aš jau mokėdavau koliokomams. Aš atėjęs į paskaitą, jau man patikdavo ne tai, kad mokytis, bet jau tu išmokęs informaciją arba pasitikslint, arba gilintis dar giliau, diskutuodamas su dėstytoju. Jo, tai tas laisvalakis tikrai buvo toks ir paskui dar pradėdamas dirbti, baigęs studijas, tikrai dar buvo toks, bet dabar po truputį... Dabar nebe toks. Ar visiškai paskata, kad, ta prasme, mane labai atpalaiduoja, nežinau, ar čia yra, bet, daugelis, kaip muzika, tai žmonės daugelis subūrė į vieną krūvą, tai taip, man patinka, muzika. Tai muzika turbūt yra tas tavo hobis. Hobis, ką galvoja daug metų jaunystė, kad tai man bus darbas, bet hobis. Nes iš tikrųjų, mačiau pas tave Facebook'e, tas filmuką, kurį įkėlė. Tai mes pasidalinsime, kaip tu sugebi dainuoti. Koks filmukas? Pats jau pamiršęs, ką įkėlės yra, tai kaip dainuoji, kur esi suskybėlė. Žinok, žiauriai gražiai dainuoji. Labai. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Balsas tikrai yra labai, labai fainas ir kaip ir sakai, tai tavo hobis turbūt, kuris tave atpalaiduoja. Taip. Nes kiekvienas iš mūsų turime kažką tokio, kurioje vietoje mes atsipalaiduojam. Tai muzika,
Ir veterinarija iš tikrųjų, čia yra tas pats, nes, pati veterinarija jau jinai kaip muzika, nes, kiekvieną dieną jinai gali būti skirtinga, ne? Vieną dieną jinai gali būti rami, kitą dieną čia visi laksto, kitą dieną vėl ramybė. Tai va, man atrodo, kad šitie labai dalykai, nors gal atrodo, kitiem yra skirtingi, muzika ir veterinarija, bet tai yra praktiškai vienas ir turbūt tas pats yra. Aš dar ką kartais sakau, kad apie pačią mediciną, tai mediciną aš irgi vadinu iš dalies menu. Nes yra konkrečios ligos gal taip, ta prasme, tikrai nėra tokių visiškai, ta prasme, viens po kito atveju, kai, bet išrikiuot gyvūnus visus tą pačią ligą, tai tikrai nebus taip, kad, ta prasme, visiems davus tą patį vaistą, visi pasveiks. Tai irgi yra toks savotiškas menas, ar ne, kur tu, ta prasme, bandai snarplioti, nes tam tikrai skirtingais vaistais, ar ne, tą visą pagal bendrą būklę. Tai tikrai irgi nėra tas, kad, pagal vadovėlį tą vaistą gyvūnas pasveiko, viskas kitas. Ne, tai irgi yra tokio, ta prasme, iš dalies gal ne tai, kad kūrybos, bet, taip irgi loginio mąstymo, ar ne, kad aš susieju tai su menu irgi. Gerai, kad turi balsą, žinai, čia tai sako tokie dalykai, kad balsas tai tikrai yra paveldimas. Aišku, galima viską išmokti, bet bandžiau aš dainuoti, žinok, Gal ir jūs įkelsit šalia? Tada iškart bus perjungta, išjungta, nes su balsu tai čia, bet visi mes mėgstam padainuoti, visi mes mėgstam, tokie jau esam ir tauta dainininkų baisių, bet tu tikrai, šnekant, tai tikrai gražiai dainuoji. Tai va, tai jeigu nieko prieš, mes pasidalinsime, kaip tu dainuoji. Čia paskui pakalbėsim. Paskui apsitarsime. Ar esi kažkada sulaukęs iš gyvūnų augintinių šeimininkų kažko neįprasto, klausimo, kažkokio prašymo, kuris taip nustebino tave? O čia nuotaikingas podcastas, ar gali būti rimtas? Nuotaikingai rimtas. Bet gali sakyti, kokiu ką buvai sulaukęs, viskas tinka. Visi variantai tinkami. Apie įdomius atvejus gal pacientus irgi galėsim su prašymais, tai šiaip... Plastinė operacija, pavyzdžiui, sugavęs jo, kad reikia pilvo. Kai neoperuoju, tai mane gal nieks ir per daug nesikreipia, bet aš noriu truputį gal rimtesnę temą pakalbėti, tai apie sveikų gyvūnų eutanaziją. Prašymą tokį savininkų. Tikrai yra buvę tokiu atveju ir vieną puikiai atsimenu, kai buvo 2 metų špicas. Bandė ten savininkė prikalbėti visokių lygų, kad, ta prasme, ten ir tas ir anas, ir mes norim tiesiog užmigdyti. Jauna moteris, o tu matai, kad tas šuo, visiškai sveikas, ta prasme, klinikiškai. Bet tu priežastis, kodėl, kad tiesiog atsibodo, kokios... Tai galiausiai išsikalbėjom, galiausiai jinai ir susigraudino ir panašiai, bet tai tas šuo gavos kaip daiktas, nes tiesiog moteris su vyru išsiskyrė. Subirėjo, ta prasme, jų gyvenimas kartu, vyras paliko moterį, moteris atneša į veterinarijos kliniką, užmigdykim šunį. Tai šuo nėra daiktas ir ypač per šventes, gal dabar jau labiau yra tas, ar neakcentuojama ir reklamuojama, kad arba ypač vaikai, nupirksiu tėvam ar ne, gyvūną, jiem bus linksmiau. Gal tie vyresni žmonės, tos vyresnės kartos, gal biški rimčiau aplamai žiūri į viską dabar, kai ten su karta viskas keičiasi, tai gal mes tokie jauni labiau atsipalaidavę ir viską kartais taip stipriai nesureikšminam, tai šuo nėra daiktas ir kad, ta prasme, prieš perkant tikrai reikia labai gerai pagalvoti, ypač apie šuniukus, nes tiek važiuojant kažkur, ta prasme, tikrai gali būti riboti tam tikri momentai, kaip tu negali būti namuose ten visą parą, ta prasme, tu vis tiek tu turi gyvūną išvesti ir į keliones lygiai taip pat, arba tu pasiimi, arba tu gyvūną, ta prasme, turi kažkur rasti. Tai šuo tikrai, tų atsakomybių daug atneša ir tikrai žmonės, kaip perka, tikrai pagalvokit, o ypač apie dovanas, tai čia reikia labai gerai Nedovanokit šunų. Grįžtam prie špico. Kokia istorija baigėsi? Neužmigdė jo niekas. Neužmigdė. Neužmigdė? Tai pasiėmė. Jį paliko veterinarijos klinikoje. Jie paliko, tada atsisakė, sutiko perduoti kitiem šeimininkam kažkokiem. Taip. Tai jūs tada po to kažkokiu būdu suradote. Taip. Nes, tavęs, jeigu tokiais atvejais tavo nepalieka, tiesiog atsisakai, jie nueis į kitą kliniką. Jo, visur gali tai užmigdyti, Bet, ne, tikrai ne. Apie įdomius atvejus, tai užsieniečiai buvo atsinešę savo gyvūną jauną, kažkoks netoks, sako. Bet čia buvo ganėtinai vėlus jų vakaras.
Netoks, sako, mūsų šuo. Šuo kaip ir neurologinis yra, jaunas, blaškosi, trankosi, ant kojų nepastovi. Tada bandai pasižiūrėti į tuos užsieniečių savininkus. Jie irgi tokie patys. Jie kažkokie netokie. Tai galiausiai išaiškėjo taip, kad jie ant spintelės savo prie lovos laikė marihuanos kabaliuką. O ta šuo jį suvalgė. Aha, aš turiu vaizdo įrašą. Labai įdomiai šuo juda ir elgiasi. Galėsi pasidalinti? Gerai. Labai įdomiai elgiasi. Tai ką mes jam pasiūlėm, tiesiog išsimegoti. Gal reikėjo intraveninių skysčių, bet kad praplaut ar ne, bet šiaip tai pasveiko po nakties. Koks iš tokių įdomesnių dar, tai yra, nevardinsim tokį garsį, viena iš garsių influencerių Lietuvoje, tai sugalvojo priglaust balandį. Laukinį balandį. Atnešė į kliniką, dabar nepamenu tiksliai, nes dar dirbau, kur gydo ir laukinius gyvūnus. Nepamenu tiksliai dėl kokios priežasties atnešė, bet žodžiu, kad kažkas tam gyvūnui yra. Bet įsivaizduoju, kad atnešė balandį su nulakuotais nagais. Tiesiog. Bet gražiai atrodo, sakyk, ką nori. Nu gerai. Tai va, tai tokių... Tai negalima nelakuoti, ne. Niekur neparašta, kad galima ar negalima, tai kaip ir nugali. Veislės, kurios yra jautriausios galbūt kvėpavimo takams ir aplamai yra veislių, kurios daugiau galbūt turi komplikacijų kvėpuojant aplamai sutrikimų. Nu, turbūt žinai, apie ką aš noriu paklausti. Gal apie paklausti. Šunis, tai kaip ir vėl, gal čia labai nuobodžiai jau skamba ir visiems yra atsibodę, tas pats trachėjos kolapsas, bet šunis, sako, visos, nykštukinės ir mažų veislių šunis, 95% genetiškai turės su amžium ar ne laikui bėgant, vieniem anksčiau, kitiem vėliau, bet daugmaž nuo 6-7 metų, be prasidedant ar ne, susilpnėjusius trachėjos kremzlinius žiedus, dėl kurio atsiras... Jo, čia jorkšyrai, toterjerai. Taip, visi. Dėl katinų, kaip aš sakau, egzotinių visų veislių katinai, ten siamos, sfinksai, abisinai, kornišreksai ir panašiai, jie turi tų kvėpavimo takų bėdų ir ganėtinai jaunam amžiui, bet jos yra labai rimtos. Labai rimtos ir tikrai neslėpsiu, tikrai yra tokiu atveju, kur jų nepavyks išgydyti ir baigėsi bloga baigtim. Tai va šitos veislės aš asmeniškai traukčiau į rizikos grupės katinų, kad nes jiem dažniausiai nebūna rimtų patologijų, tai ir nerimtų patologijų. Korvalio tie reksai visi, visi šitie egzotai. Egzotai tokie, jo. Tai jo. Tai aš kaip pamatau, arba anamnezę, ar ne, kai ateis toks katinas, tai jau nusiteikiu, žinau, kad čia nebus tiesiog ten nusičiaudė jau, nevelė. Jo. Brachiocefalikai, prancūzai, mopsai, anglų buldogai. Ką jūs galvojate apie tai? Aš galvoju apie juos, sudėtinga situacija yra, žinau, kad Amerika yra valstybė, kurie aplamai uždraudusi veisti šitą veislę jau dėl to, kad jie yra... Taip, jie yra labai meilas, pats auginau vieną pacientą, kurį laiką tokį gošą namuose, bet kas liečia kvėpavimo ligas ir, pavyzdžiui, visas operacijas, tu gali padaryti pačią sudėtingiausią operaciją, tai gali būti pasisekti idealiausiai, bet jeigu tu atitrauksi 5 minutę laiko nuo to gyvūno, kada jisai bunda po operacijos, jis tiesiog gali uždusti ir atrodytų nieko nebuvo padaryta kažko blogo, bet tiesiog kvėpavimo takai yra tokie suspausti, kad tas oras, kol patenka, tai ten tam gyvūnui iš karto deguonies trūkumas gaunasi ir sudėtinga, ypač kada dar kur yra gyvūnas veistas, yra su dokumentais, daryti genetinį tyrimą, bet tada, kada mes jau pradedam juos visus maišyti, kas yra tikrai jų daug primaišyta, tada jie dar būna daugiau suspausti, daugiau pakelti ir nuo tos ir taip sunkios anatomijos dar jinai užsunkinta. Ir net yra kažkur filmukai sudėti, kaip tas oras patenka, jeigu pas normalų gyvūną jisai įeina, tai čia vos ne turi eiti, kad tas oro gurkšnis patekti į plaučius. Tai nežinau, atsakingas šeimininkas turi būti, atsakinga priežiūra, vėlgi karštas oras, vajezu, kiek vasarą esu turėjęs tokiu atveju, kad jie važiuoja iš Kauno iki Alytaus ir jie nebedavažiuoja. Taip. Viskas, jie nuo karščio tiesiog mašina būna sugenda kondicionierius, mašina nėra kondicionierius, pradeda dūsti. Vieni klientai tikrai važiavo iš klinikos, ar neatsimenu, ar iš klinikos, ar į kliniką,
3 ar 4 kartus stojo, kur galiausiai jie suprato, kad reikia apsisukti, grįžti namo arba statyti palapinę toje vietoje, ten, kur jie sustojo. Nes, gyvūnui neįmanoma davažiuoti, ten buvo gal 33 laipsniai. Tu pabandyk įsivaizduoti ten tą prancūzą kažkur Afrikoje, neįmanoma realiai išgyventi. Tai, sudėtinga situacija šitą. Apie tokius šunis aš aplamai, ta prasme, bendrai, mano tokia nuomonė, ir jeigu aš, pavyzdžiui, turėčiau tokį šunį, įsigyti pradžią ir ne jauną, tai kaip aš sakau, tokiem gyvūnam reikia iš karto užbėgant įvykiams už akių, tai atlikti techninės procedūras, ta prasme, jiems iš anksto. Nosis šnervių plastiką, ką jie dar turi prolonguotą prailgėjusi minkštąjį gomurį, tai iš karto patrumpinti ir ne dėl gerklų maišelių čia tam tikrais atvejais, bet tai pagrindė minkštasis gomurio prailgėjimas ir nosis, nes kaip ir uždusimo ar ne atvejais, tai karščio ir panašiai jiem per nosį yra sunku, nes gyvūnai normaliai prastai kvėpuoja per nosį, tai irgi ten jau tas oras jam vyksta turbulencija, sunku ar nepraeiti, bet jeigu jie pradeda lekuoti, minkštasis gomurys dar yra per ilgas, tada galiausiai, ta prasme, jau taip ten vyksta mechaninis traumavimas ar ne, ir galiausiai prasideda gerklų edema nuo mechaninio ir uždusti. Tai šitos dalykus padaryti taip, bet aplamai, tai mano nuomonė, jeigu, nežinau, gal čia negražiai skambės arba tikrai daug kas pyks, nes, tarpsime, taip, šunys tikrai yra mieli, bet jie yra genetiškai ir per veisimo kartas, ar ne, aš atsiprašau už tokį išsireiškimą, bet sugadinti. Ir kad mums jie yra gražus, bet jiem yra gyventi iš tikrųjų sunku. Ta prasme, ypač karštom vasarom dienom. Kaip su dujokaukė. Jiem yra viška kankinė. Kaip žmogus su dujokaukė gyvena. Tai dėl pirkimo nežinau ir dėl, ta prasme, gal čia labai taip neveterinariškai ir nenuskambės, bet aš manau, kad, ta prasme, tokių veislių, kaip įmanoma, jeigu tas būtų ar negalimybė, ta prasme, jų reikėtų populiaciją mažinti. Ne dėl to, kad, ta prasme, čia dabar gal žiauriai ir panašiai, bet, jiem iš tikrųjų sunku yra gyventi, nes, įsivaizduokim, ar mes norėtume gyventi ištisiniam dusuly. Tarsi, nesąmonė, nes tada mūsų susikoncentravimas gyvenimo būtų ne taip, kaip kažką nuveikti, kaip kažką padaryti, kaip mums čia linksma ar gera, bet visa koncentracija būtų, kai man išgyventi, kad to oro gauti. Tai ir čia gyvenimas, Tai kažkiek gali padėti, kai tu padarai šnervių plastiką ir, kas dažniausiai būna dar minkštojo gomurio patrumpinimą, tam, kad ar ne kažkiek apmažinti šitų, bet kas vyksta nosyje tų kremzlinių ar ne. Taip, nieko nepakeisti. Ir tų, tai ten jau nepakeisti, bet bent kažkiek, jeigu jau turi ar ne gyvūną, tai gali kažkiek, taip, sunku jam. Tai, o dabar tu man pasako, kokį tada tu gyvūną augini? Aš turiu vakarų Škotijos baltąjį terjerą. Vestuką. Man jie nesvietiškai mėly, ypač ta uodega, kai yra stačia tokia. Tarp kitko, aš net negalvau, bet gal kas augina vestukus, tai jie yra urviniai šunys. Toks šuo ir jis yra urvinis. Nes jų uodega yra nesvietiškai stora, tai okei, tu įlendi į urvą ar ne už tos uodegos. Anksčiau priešus turėjai tą prasme ištraukti. Bet jie turi netgi savo, jų garbiai pavadintą ligą vakarų Škotijos baltųjų terjerų plaučių fibrozė. Taip, norėjau sakyti, kad apie plaučius turbūt irgi žinai šitą ligą. Jo, ir tas dėja nėra išgydomas. Bet tavo gyvūnas neturi šitos ligos? Kol kas neturi. Kol kas neturi. O rinkaisi veislę kodėl? Nes tiesiog jinai graži, patinka ar... Ne, aš rinkausi. Taip jau susidėjo. Mano draugė labai norėjo ir... O dabar, kaip būna. Bet kai vaikas. Atsiprašau. Kad mama aš labai noriu, bet tada mama po savaitės 2 augina. Tai dabar tu augini. Bet jie labai faini šuniukai. Labai. Ir nelaukiu to momento, kai matau vyresnius vestukus, kur eina savininkas priekį, o gyvūnas čiut iš paskos, čiut velkas. Tai nelaukiu to momento, man patinka, kai gal kartais tai atrodo nesukontroliuojamas šuns, bet kai jis paro priekį, ta prasme ir panašiai, tai man tai yra džiaugsmas. Tai jie labai gražus. Taip. Tikiu, pritariu. Iš tikrųjų, ačiū Gyti, kad sutikai pakalbėti, labai įdomių dalykų sužinojau ir asmeniškai, ir šiaip esi unikali asmenybė, ne tik tais kaip gydytojas, kad pasirinkai pulmonologiją, kada yra sudėtinga ir nekasdieninė
kaip ir pats sakė, kad Lietuvoje tokių specialistų nėra, bet ir pats kaip daug jo, bet ir kaip pats kaip asmuo esi, nu tikrai išskirtinis. O aš beje turiu dovanų tavo tam pasiutusiam vestukui. Tai čia pasižiūrėsi ir gertuvė ir tau, ir šuniukui, ir nu, čia dar į priekį žiūrint, ir jeigu kažkada kačiuką sugalvosi įsigyti. Tai dovanos, labai ačiū. Dovanos tau. Beje, jeigu patiko mūsų video, tai paspauskite like, subscribe. Ir ką, visiems tada iki kitų kartų, Gytis tikiuosi pasidalins visą informaciją ir padarysime tokį išplėstinį gražų filmuką apie gyvūnų pulmonologiją, ligas, kasdienį gyvenimą ir viskas tam, kad gyvūnai gyventų gerai. O jeigu jūsų gyvūnas serga, turi kvėpavimo takų, matote slogą, kosulį, tai tikrai žinote pas ką kreiptis, Gytis yra pasiruošęs jums padėti.